Ar žinote, ko labiausiai už viską gyvenime trokšta perfekcionistai? Dėl kokio gyvybiškai svarbaus jiems poreikio tokiais tapo ir iki šiol yra? Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Jie nori būti mylimi, jie trokšta meilės ir būti svarbus, pripažinti, priimti, jaustis vertingais. Ir baisiausia, kad tuo savo dar vaikystėje išmoktų vieninteliu būdu, būnant idealiu ir tobulu, nedarančiu klaidų, siekti ko nori, sulaukia visai priešingo rezultato. Dažniausiai jie nesugeba sukurti ilgalaikių santykių, o ir sukūrę, šeimoje nesijaučia mylimi, išgirsti, svarbus. Jų įsivaizdavimą apie idealią šeimą keičia sunkus išgyvenimai suvokus, kaip stipriai tai, kas vyksta, netitinka jų susikurtos iliuzijos. Dažnai jie skiriasi arba renkasi būti net toksiškose santykiuose, kad kiti nesužinotų tos jo gėdos. Arba vis tikisi, kad kažkas pasikeis, kad dar galima pasistengti ir viskas bus taip, kaip svajojo. Įdeda labai daug pastangų, nes negali priimti realybės, negali atleisti savo, kad jų manimų susimovė. Jie negali net prisileisti minties, kad visi sužinos jo ir jos menkumą, nes jų mąstyme yra tik du pasirinkimai - būti idealiu arba niekuo. Tuo tarpu žmonės, kurių meilės ir priėmimo taip alksta perfekcionistų širdis, nesijaučia gerai būdami šalia jų. Jiems sunku išbūti su tokiu tobulumo siekiančiu žmogumi, atsiverti jam, tuo labiau, kad perfekcionistai ir nepasakoja niekam apie savo sunkumus, baimės, klaidas, nei draugai, nei kiti artimieji nežino jokių gėdingų paslapčių apie juos. Bendraujama tik apie laimėjimus, pasiekimus, naujus iššūkius. Tad ir darbe jie dažnai susiduria su pavydu, nedraugiškumu, netgi priešiškumu. Atsiminkite, žmonės myli kitus žmonės ne todėl, kad šalia esantis yra tobulas, idealus, o todėl, kad su tuo žmogumi gera būti, kad būnant kartu patiri daugiau gyvenimo nei vienas, kad su tuo žmogumi jauti įkvėpimą gyventi. Laikui einant, tobulumo siekis įsitvirtina visose gyvenimo sritise. Išvaizda, mityba, pomėgiai. Jeigu lankau šokių, piešimo, keramikos, jogos užsiėmimus ar sporto salę, o gal užsienio kalbos kursus, perfekcionistas nemėgaujasi tuo, ką daro. Lanko ne tam, kad pasikrautų energijos, o kad nustebintų visus savo nuostabiais pomėgiais, rezultatais ir sulauktų susižavėjimo, pagirimų. Arba taip reikia jam pačiam, kad jis pats savo atitiktų savo idealą. Tad net tai, kas kitiems teikia malonumą, jiems tampa įtemptų darbo rezultatu. O dar liūdniau tiems perfekcionistams, kurių baimė nepasiekti tobulo rezultato yra tokia didelė, kad jie patys atima galimybę net pabandyti. Ir tada prasideda gyvenimas negyvenant. Taip iš šalies žiūrint, jie atrodo gražus, idealūs, daug pasiekę, tobuli, bet paklauskite jų, kokią kainą už tai tenka sumokėti. Tad ar įmanoma atsisakyti to pasirinkto vienintelio išmokto būdo gyventi, tai yra būti idealiu ir to reikalauti iš kitų? Puikiai suprantu, kad siekti aukščiausio rezultato kažkurioje tai srityje yra labai gerai. Tai netgi būtina tam tikrose srityse. Bet visa tai neturi pereiti į visas gyvenimo sritis ir izoliuoti mus nuo realaus gyvenimo. Tad nuo ko pradėti, vaduojantis iš perfekcionizmo? Ogi nuo leidimo savo iš tikrųjų pradėti mylėti save. Ir tai ne apie tai, kad kuo daugiau malonumų suteiktum savo. Ne. Tai apie tikrą meilę savo, kai nebesigėdiji savęs, priimi save neidealų, netobulą,
Kai darai klaidas ir nekeiki savęs už tai, nebaudi, nežemini, nesityčioji ir nespaudi savęs būti dar tobulesniu. Skamba paprastai, ar ne? Iš tikrųjų tai paprasta, bet nelengva. Paprasta, nes naudojami mokymuose tam tikri lengvai gyvenime pritaikomi pratimai, o nelengva, nes tikram pokyčiui priimant save, keičiant savo įsitikinimus ir mąstymą, reikės keletos dalykų. Tai jūsų noro, pasiryžimo, ketinimo, leidimo savo keistis, žinių, kantrybės, geranoriškumo savo ir profesionalų atsakingai lydinčio šiuo keliu. Tad labai nuoširdžiai kviečiu į mėnesio trukmės online mokymus, kurių metu mokysitės tvarkyti su savo perfekcionizmu, kad jis taptų jūs mylinčių ir jums padedančių draugų, o ne užkariautojų besikesinančių atimti brangiausią, ką turite, tą vienintelį ir nepakartojamą gyvenimą. Nuoroda į mokymus yra komentaruose. O aš jums dabar sakau, iki pasimatymo.